Gerbėmieji, iš tikrųjų, kalbant tiek apie mūsų dabartinę situaciją Lietuvoje, tiek apie pasaulio karščiausius įtampos regionus, iš kurių artimieji rytai jau daugybę metų yra vienas iš tų regionų, kuris yra nuolat kamuojamas ilgų ir sunkių karų. Man yra tekę pačiam asmeniškai lankytis su NATO parlamentinės asamblėjos delegacija Izraelyje, Vakarų krante, bendrauti tiek su Izraelio parlamentarais ir politikais, tiek ir su Palestinos politikais, su jų dabartiniu Vakarų krante vadovu Mahmudu Abbasu. Ir akivaizdu, kad tas karas, kuris tenai vyksta ir nuolat atsinaujina daugybę metų, yra labai sudėtingas dalykas ir pasiekti taikos susitarimą ir sprendimą yra labai sudėtinga. Ir tada mes su Britų delegacija buvome suformulavę netgi tam tikrus pasiūlymus, gairias, kaip tas taikos procesas galėtų vykti. Ir jis negali pilnai patikti nei Izraeliui, nei palestiniečiams. Dėl to, kad tokio sprendimo, kuris abiem pusėm visapusiškai būtų geras ir patinkantis, tiesiog nėra. Bet dėja, pasaulio bendruomenė kol kas negirdi nei jungtinių tautų balso, nei imasi konkrečių sprendinių. Vienintelis, ko gero, buvęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris įdėjo didžiausias pastangas, kad artimuosiuose rytuose įsivyrautų taika. Jisai pasiekė labai daug per savo vieną kadenciją, kai visa eilė arabiškų valstybių sudarė taikos susitarimus su Izraeliu, pripažino Izraelį kaip valstybę ir buvo pajudėta link dviejų valstybių sprendimo. Dabar jūs įsivaizduokite situaciją, kai palestiniečiai turi teisę į savo valstybę nuo 1947 metų. Mes Lietuva esame maža šalis. Mes turėtume suprasti, kad jie turi teisę į valstybę, kad Jungtinėse tautose buvo priimtas sprendimas dėl dviejų valstybių įkūrimo. Izraelis kaip valstybė veikia jau daugybę dešimtmečių. Palestinos valstybės yra tokia situacija, kad jinai nėra įkurta iki pat dabar. Akivaizdu, kad jie jaučia tą skriaudą, kad dėl tos skriaudos ir neteisybės jausmo turi terpę teroristinės organizacijos, turi terpę žmonių verbavimui, žmonių įtakojimui ir įvairių išpolių prie žmoniškumą sukūrimui. Ir tol, kol pasaulio bendruomenė savo sprendimo tenai neįgyvendins, tol taikos tame regione ir nebus. Dėl to, kad tas neteisybės jausmas ir iš kartos į kartą besiliejantis kraujas, jisai gimdys dar daugiau neapykantos ir pykčio. Dėl to aš, kaip Lietuvos Seimo narys, raginu jūs, kolegas, atsibusti ir suprasti, kad Lietuva kaip maža valstybė visų pirma turi būti tas darinys, kuris ragina siekti taikos, o ne karo, kuris ragina siekti sprendimų, kuris ragintų įvesti tarptautinės jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgas į tą regioną. Tegul palestiniečius prižiūri jungtinių tautų narės tokios šalės, kurios yra musulmoniškos, kaip Turkija, kuri yra NATO narė, ar tie patys Jungtiniai Arabų Emiratai, Saudo Arabija, Jordanija, kurios gali prižiūrėti palestiniečius. Tegul vakarų šalių, NATO šalių, tokių kaip Jungtinės valstijos ar Jungtinė karalystė pajėgos padeda prižiūrėti Izraelio karinės pajėgas tam, kad kariniai susidūrimai tenai liautųsi. O ką mes dabar darome Seime? Mes paimame ir pasakom, viena pusė teisi, tegul karas tęsiasi, nesvarbu, kad kiliminis bombardavimas, viskas gerai. Aš nesakau, kad Izraelis neturi teisės gintis, bet gynybos priemonės turi būti pamatuotos. Ir jeigu mes matom, kad karinėmis priemonėmis sprendimas nėra galimas ir tik tai kraujas liejasi toliau ir vaikai turi būti operuojami be anestetikų, be elementarių vaistų ligoninėse, ar tai yra geras sprendimas? Ar tokį sprendimą Lietuvos kaip demokratinės valstybės Seimo nariai turi palaikyti? Ar tai yra kilnu? Ar tai yra garbinga taip elgtis ir palaikyti tokius sprendinius? Aš kviečiu jūs išgirsti, kad Lietuva kaip maža valstybė turi būti tas diplomatas, kuris įneša taiką į pasaulį, o ne kursto karus. Dėl to tokie sprendimai, kai mes galvojame ir nusileidžiame į tokių smulkmenų, ką, kaip pasakė ne taip Žemaitaitis ar kuris kitas Seimo narys, jisai iškreipia patį vaizdą politikoje. Taip, galbūt jie parinko ne pačius geriausius žodžius, taip, galbūt buvo galima pasisakyti geriau ir tiksliau. Bet jeigu mes esame demokratinė valstybė, mes turime gerbti teisę į nuomonę.
Jeigu to nebus, mes būsime diktatūra.